Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Iš kapo į šlovę. Tuo metu aš maldavau Viešpatį, tardamas: O Viešpatie Dieve, tu leidai savo tarnui pamatyti tik pirmuosius savo didybės ir galingos rankos darbus. Joks dievas danguje ar žemėje negali prilygti tau darbais ir galingais veiksmais. Leisk man, maldauju, pereiti Užjordanę ir pamatyti puikųjį kraštą, tą puikųjį aukštumų kraštą ir Libaną. Bet Viešpats dėl jūsų buvo ant manęs supykęs ir neišklausė. Viešpats tarė man: gana, niekada daugiau man apie tai nekalbėk. Pakartoto įstatymo 3 skyriaus nuo 23 iki 26 eilutės. Niekada anksčiau iki Kristaus aukos Dievo meilė ir teisingumas nebuvo taip puikiai parodyti, kaip jo elgesyje su Moze. Dievas neįleido Mozės į Kanaaną, duodamas pamoką, kuri niekada nebus užmiršta. Jis reikalauja tikslaus paklusnumo ir žmonės turi saugotis neprisiimti tos šlovės, kuri priklauso kūrėjui. Jis negalėjo patenkinti Mozės prašymo, kad šis galėtų pasidalinti Izraelio paveldu, bet jis jo nei užmiršo, nei išsižadėjo. Dangaus Dievas suprato Mozės iškentėtą kančią. Jis nepamiršo nei vieno poelgio, atlikto per visus šiuos ilgus ir sunkius ištikimo tarnavimo metus. Ant Pisgos viršūnės Dievas pašaukė Mozę pasiimti paveldo, žymiai šlovingesnio nei žemiškasis Kanaanas. Ant Atsimainimo kalno Mozė pasirodė su Elijumi, kuris buvo gyvas, paimtas į dangų. Jie buvo atsiųsti kaip tėvo šviesos ir šlovės nešėjai savo sūnui. Taip Mozės malda, ištarta prieš daugelį amžių, galiausiai išsipildė. Jis stovėjo ant gerųjų kalvų, jo žmonių paveldėtoje žemėje. Mozė nurodė į Kristų. Dievas matė tinkamų Mozę mokyti vargo ir sunkumų mokykloje, prieš jam tampant tinkamų vesti Izraelio tautą į žemiškąjį Kanaaną. Dievo Izraelis, keliaujantis į dangiškąjį Kanaaną, turi vadovą, kuriam nereikėjo jokio žmogiško mokymo, paruošiančio jį jo misijai, kaip dieviškam vadovui. Tačiau šis kentėjimais buvo padarytas tobulas ir pats iškentęs gundymus. Jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi. Laiško Hebrajams 2 skyriaus 10 ir 18 eilutės. Brangus klausytojai, mūsų atpirkėjas neparodė jokios žmogiškos silpnybės ar netobulumo, bet mirė tam, kad mums suteiktų galimybę įžengti į pažadėtąją žemę. Mozei patikėti visi jo namai, kaip tarnui, idant paliudytų tai, kas skelbiama. O Kristus viešpatauja jo namuose kaip sūnus, ir tie namai esame mes, jeigu išlaikysime tvirtą pasitikėjimą ir pasididžiavimą viltimi. Laiško Hebrajams 3 skyriaus 5-6 eilutės. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.